Labą dieną visiems, tiksliau labas rytas, Monetų paieškos Pasvalio klubas. Atvykom šalmų vietą. Nerodyk. Man tą parodysiu, va. Dėkuoju už praeitą sykį, dvigubą normą darau. Dvigubą net? Dvigubą už praeitą. O. Vietas neišduosim. Prie kukurūzų. Aukštą įtampą dar. Ir aukštą įtampą. Ir mediniai stulpai viską išduot beveik, kad esam Latvijoje. Gerai, ką rasim parodysim. Ką tik į jo mišką. Ir štai žiūriu, senas kelmas toks. Žiūriu. Signalas toks. Neblogas. Reikia patikrinti. Neblogas miškiukas toks. Jaunuolynas. Kolegos jau išsilakstė. Senas medis. Visą laiką nepraleisti senų medžių, kelmų, nes gali būti kažką pasidėjęs prie seno medžio. Tai va, kelmas, signalas, kasam, rodom, kas rasta. Nieko įspūdingo, aliuminis. Čia gal kaip ir katiliuką dangčiuks buvo sulankstys. Padedam ant kelmuką. Pasitikrinsim duobę. Jei nieko, einam toliau. Buvo signalas 60. Sakau, gal koks šalmas, ne. Saga vokiška. Ir dar pamojamo. Pažiūrėkim. Maruska dar signalą rodo. Tokie. Nelabai. Bet iškasim. Galbūt dar vieną sagą. Nuplovus gal yra ir kleimikės kokias. Bet čia jau bus tos namuose padaryta. Yra signaliukų. Labai faini vieta. Ką nors tikimės šiandien rasim dėl jūsų. Variniai gilzė. O, kaip dydžiai. Tai čia užkabini už galvą ir bandy kelti. Ne, man reikia kolekciją dar tokias, ne? Ne, tai kas? Turėtų kelti. Ai, ne. Čia matai kažką šuonelai. O tą turi įsikasti tą gabaliuką. O čia. Nikai iškas parodys. Suplota biški. Tai nesvarbu. Šunėra. Net nesimato. Nebloga. Nu, iškasiu. Patys deaktyvavus, likė pragręžta. Stovėjo stačia. Taip stovėjo, matos kažkas kalta kažką darė. Kalė. Op. Matau liktai jau kelias. Raidikės mačiau liktai. Ai, va. Devim keturi kažkas. Kažkas parašyta biškės. Na, neapsimoksiu dabar žaisti, valyti. Žodžiu. Faktas, kad praleistų signalų būna. Channel mode. Nu, 3. Gilzikės iššautos tuščia. Sulinkusi metalo gerą į kolekciją. Nu, nebėr daugiau? Aišku, einam. Jaunolynai, šabakštynai. Kaip patarimas yra toks dalyks, kad į tokius šabakštynus geriau eiti negu į gražų mišką. Čia yra aišku kaip diena. Laiko išbandytas metodas. Kuo didesnis šabakštynas, tuo geresni radiniai.
Dabar tik, aišku, apšulė šakos. Gali pasivaliuoti neblogai. Bet ko nepadarysi dėl hobio. Gerai, ieškom. Buvo nežymus signaliuks ant paviršiaus. Žiūriu latvišką monetą, 2 centimai. Prieš kariniai, man rodos, čia bus. Bijau pameluoti kelintų metų. Aš manau, kad bus prieš karinį. Neblogai. Ką, tai buvo neblogas signalas, 94. Jau galvojau kažką ras. Neblogai. Parašyčiau, numečiau dabar. Ai, va. Gal nuo technikos kažkokia. Kaip vandens pompa gal. Net neįsivaizduoju. Aliuminis gabalas. Padedam. Pasiims, kam reiks spalvotą metalą. Tampytis tikrai nežadu tiek. Kažkokia luoma, kas čia buvo. Gal technika stovėjo kokia sudaužyta. Vien žodžiu, tikrinam toliau. Ir bandom nudžiuginti jūs gerais radinukais. Oi, pavalgėm pietus. Čia tokie duobikiai buvo. Čia pavalgėm. Žiūriu signalus. Iškasiau 2 tuščias gilves. Varis, žalvaris. Na, aišku, stovis neblogas gal. Spalvotą metalą ir neapsimoka. Gerai, judam. Neblogai, kažkokią liniuotę dar radau. Regis irgi kažkokį žalvarinį prietaisą. Kažkokių detalių radom, bet neaišku nuo ko. Tas aišku, nu, technika. O čia tai net negali suprasti, kas čia. Aparatūra. Oi. Nežinosi, čia nešt, nenešt. Tai dar Mindai paskambin. Gerai. Čia viskas tanka, ne? Nu, tanka. Varžtai. Varžtai. Taip jau smulkiai. Nu, bet tai kas sunešti vieną vietą, sudėti tokius smulkmenas. Dar matas sluoksnis ten tebein tų smulkmenų. Varžtų visokių. Jėzau. Kibirą nešk 100 kilų pasineši. Kaip čia taip reikėjo? Neįsivaizduoju. Ten vadėjau lankės. Ačiū, negali filmuoti. Supratau. Tankiuks buvęs. Bet ten dar tų tokių stikliukų mačiau prisirinkę. Aha, 3 stikliukas. O čia kur? Čia? O. Tai viskas jau šiandien. Na, čia dar galim 10-15 minučių spalvoti ir viskas. Saulė leidas. Nori kažkokį reikalą, kažkokį kampą norit. Ne, nieko, aš vaikščiosiu viską. Va, ten skarda yra, kur kalbėjau. O ten pakabinta? Jo, bet čia mažoji dalis, didžioji yra pa... Aha. Nu, gerai. Dar pavaikštam biškį. Su žiūrovais atsisveikinam iki kitų susitikimų. Ate visiems.